tarptautinis konkursas, draugiškas skrydis, AMBO paminėti, AMBO mūsų kūrėjo Antano Gustaičio metinės. Ir būtent vaikai šiandienai dalyvauja iš daugelį šalių, kur sukūrė ne tik tai modeliukus, bet ir piešinius. Ir būtent šią dieną paminėti susirinko visi į klubą. Sezonas prasidėjo ir šiandieną jau turime 3 lėktuvukus, kurie jau išvaryti, jau paruošti jau skrydžiui. Tiek apžvalginiai vyksta skrydžiai aplink miestą, tiek skraidome ir ruošim kitus lėktuvus dalyvauti varžybose, taip kad aerodromas atgimsta. Užeinate į internetinį puslapį aeroklubo ir galima užsakyti paslaugas skrydžius aplink miestą, aplink teritoriją. Galima apžvelgti pačių skrydžių metu visą mūsų miestą, tai būtent ten užėjus galima tikrai parašyti laišką, kiek nori padalyvauti ir jokių problemų nėra. Kiekvienais metais organizuojame tarptautinį pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursą. Temą pasirenkam pagal tai, kokius metus paskelbė Lietuvos Respublikos Seimas. Tai šiais metais mokiniai savo kūrybinius darbus skyrė Lietuvos aviacijų metams paminėti, taip pat lakūno bandytojo Antano Gustaičio metams ir dalyvavo visi pradinių klasių mokiniai. Pirmokai, antrokai piešė piešinius šią temą, trečiokai, ketvirtokai iš pasirinktų medžiagų atliko konstravimo darbus. Šiandien atvykome visi į Alytaus aeroklubą, kur vyksta šio konkurso baigiamasis renginys, tai yra mokinių laureatų apdovanojimo šventė. Dalyvavo 15 Lietuvos mokyklų ir darbus atsiuntė 61 mokinys. Taip pat darbus turime ne tik tai iš Lietuvos, geografija plati, tai ir iš Alytaus miesto progimnazijų mokiniai, iš Kalvarijos gimnazijos, Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos, Kauno sveikatos mokslų universiteto pradinės mokyklos, tada Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos Kėdainių rajono, Tauragės Šaltinio mokyklos, Marijampolės Šaltinio mokyklos, Prienų Skriaudžių pagrindinės mokyklos ir gavome 3 mokinių darbus iš užsienio, tai iš Vokietijos ir iš Anglijos. Dalyvauja Alytaus Šaltinių progimnazijos mokiniai, koncertuos tautinių šokių būrelio šokėjos, taip pat dainavimo studijos vokalis dainininkai, mokytojos, visos pradinių klasių mokytojos. Tai va. Antanas Gustaitis, tai didi asmenybė, tai aviacijos inžinierius, karo lakūnas, kuris sukūrė eilę AMBO lėktuvų konstrukcijų, kurias pavadino Antanas nori būti ore. Pačiai Lietuvai tai yra labai svarbus žmogus, kuris padarė didžiulį proveržį Lietuvos aviacijoje. Esame tikrame miesto aeroklube, kur viskas alsuoja skrydžiu. Džiaugiuosi, matydama tiek daug mažųjų kūrėjų, svajotojų, mažųjų lakūnų būsimų ir žinoma, jūs, brangūs mokytojai, svečiai ir tėveliai. Sveikinimo žodį kviečiu mūsų mokyklos direktorės pavaduotoją ugdymui Laurą Vitaitę ir Alytaus aeroklubo direktorių Dalių Sinkevičių. Labadiena visiems, iš tikrųjų man didelė garbė jūs šiandien pasveikinti čia šiame gražiame baigiamajame renginyje.
Ir iš tikrųjų ypatingai noriu didelį ačiū tarti šios idėjos ir iniciatyvos autoriams, tai Vilijai Pigaginiai, Irenai Raulinavičiniai, Ingai Šalnieniai. Ačiū Jūs už Jūsų motivaciją ir įkvėpimą ir kad Jūs sugebate pritraukti tiek daug bendraminčių. Ačiū Jums labai. Sveiki atvykę visi į aeroklubą ir čia prasideda vaikystė, čia prasideda svajonė ir kaip sakė Antanas Gustaitis, Antanas nori būti ore. Taip, kad linkiu ir jums visiems nuo piešinių ir modelių pakilti į viršų. Sveikinas. Blizga saulėje sparnai, pažiūrėkite skrendu, kiek dairausi iš aukštai, savo laumės nerandu, noriu aš karštai pamint, savo širdį atiduot, gal reikės aukščiau pakelt ir drąsiau sparnais mojuot. Taigi, 1-2 klasių grupėje laureatais tampa Nikita Mokretsovaitė, Šaltinių progimnazija, piešinys Spalvočiukas, mokytoja Inga Šalnienė. Dzūkijos mokinukus. Tai Darija Sakavičiūtė, Silvija Kavaliauskaitė ir Artioma Neveriko. Aš pradėjau vaikščiot ir mačiau, kaip Alytuj skraidė jau kai kurie lėktuvai, tokie kaip atskrisdavo iš Vilniaus laikinai ir vėl įskrisdavo sanitariniai ir visokie kitokie, atveždavo vaistų ar kažko tai į ligoninę. O aš šičia aerodrome ateidavau pasižiūrėti, pačiupinėti, kaip atrodo irgi tas lėktuvas, kaip jis skrenda. Man buvo kokie 7-6 metai, tai mes čia ir futbolą žaisdavom, ir kartu pasižiūrėdavom vis, kaip skraido. Pats pradėjau skraidyti nuo 16 metų. Atėjau šičia į klubą ir pirmą kartą pakilau 64 metais su pajūriečiu. Tai taip, kad vaikučiam reikia visiem norėti ir mokytis nuo modeliukų, nuo piešinukų, su svajonė tokia gyventi ir būti sveikiem būtinai, nes turi būti geras regėjimas, gera klausa, gera sveikata. Ir jeigu tik norėsit, labai norėsit, tai ir galėsit skristi. Tik tai reikia norėti ir stengtis.